Pasaulis yra labai įdomus dalykas. Sakykime, žmonių kalba. Jeigu kalbam daugiskaitoje karvės, tai vienaskaitoje bus viena karvė. O jeigu kalbame apie žmonės, tai vienaskaitoje kažkodėl tai yra žmogus. Netgi jeigu tas žmogus yra moteriškos lyties. Bet šitas video yra ne apie gramatiką ir ne apie lietuvių kalbą, o apie gebėjimą nesusikalbėti. Ir kaip visada, pabandysiu jums visą tai perteikti per nesmurtinės komunikacijos vertę. Taigi, kam yra skirta nesmurtinė komunikacija? Žmonės įsivaizduoja, kad nesmurtinė komunikacija tai yra toksai kalbėjimo būdas, kai mes kalbame, nes visus mylime ir visus atjaučiame. Ne, nesmurtinė komunikacija tai yra įrankis, kuris mums padeda pašalinti iš kelio trukdžius. Kad mes galėtumėm pasakyti, ką mes iš tikrųjų norim pasakyti, ką mes turime omeny, kodėl mes tai sakom, kam mes tai sakom, koks mūsų siekis. Ir kad visą tai galėtumėm mes padaryti, mums reikia išmanyti nesmurtinės komunikacijos niuansus. Ir tie niuansai prasideda ne vien tik tais, kaip aš galvoju, ką čia su kitais pasakyti, ką kitiems padaryti, kaip juos ten sumanipuliuoti, kad jie vykdytų mano komandas. Ne, nesmurtinė komunikacija prasideda nuo savęs. Kai mes pradedame išsiaiškinti, kas mes esam, kodėl mes esam, kur mes esam, kam mes esam, tada pasidarė aišku, ką mes norime pasakyti. Kartais žmogus paskambina ir sako, kaip tau sekasi, sakai, gerai sekasi. Ir tada jisai pradeda pasakot, ką tu turėtum padaryti, jo manymu, arba neturėtum ko daryti, bet jis nepasako paprasto dalyko, žmogau, aš jaudinuosi dėl tavęs, man neramu, todėl aš tau skambinu, nes man neramu, aš noriu nusiraminti, pasakyk man kažką tai, kad aš galėčiau pajusti ramybę. Bet ne, mes to dalyko nesakome, mes pradedame šnekėti apie tu turi, tu tą, tu anaip. Pagrindinis skirtumas būtų, jeigu tu paskambini žmogų ir sakai, žiūrėk, žmogau, aš jaučiuosi, man neramu, gal galėtų man kažkokius tai tenais dalykus papasakoti apie save, kad aš galėčiau nusiraminti, tai skamba labai draugiškai, tai skamba, tarytum, žmogui tu rūpi. Bet jeigu tu nepasakai to, o pradedi eiti prie ten tų patarimų neprašytų, tada žmogus jaučiasi, kad tu jam paskambinai pasakyti, koks jis yra susimovęs, lievas ir nesugebantis gyventi ir savo galvą naudotis, nes tu jau užverti patarimais, nes tai yra akivaizdu, kad jisai yra kažkokioj duobėj mentalinėje, dėl to tau reikia padėti jį ištraukti iš ten. Tu įsivaizduojate, tas pats dalykas, kaip įlipti į automobilį, jo neužvesti, praskipinti tą dalį, peršokti per tą dalį ir bandyti važiuoti. Kad automobiliu galėtum keliauti, reikia atsisėsti, reikia jį užvesti ir tik tais tada važiuoti. Taip pat ir nesmurtinė komunikacija yra, kai aš suprantu, kas mane vyksta, nerimas, džiaugsmas, aš noriu pasidalinti, ar aš noriu išklausyti, ar aš noriu būti išklausytas. Kai aš tai suprantu, aš paskambinu arba susitikęs žmogų, visą tai ištransliuoju. Sakai, žmogau, žiūrėk, man žiauriai, ne kažką, man reikia pasikalbėti su kažkuom, ar tu galėtum manęs išklausyti? Arba, žmogau, man reikia tavo patarimo, aš žinau, kad tu gerai gaudasi šitą temą, gal galėtum man patarti? Arba pasakyti, žmogau, manie yra nerimas, aš esu pasimetęs, sutrikęs ir man atrodo, kad man niekas nesigauna, viskas krenta iš rankų. Gal tu turi kokį nors įžvalgų, kurios galėtų man padėti? Jeigu žmogus neišreiškia to, tas, kuris jo klausosi, jis turi pats susigaudyti. Jis galvoja, čia nori išsikalbėti, ar nori patarimo paprašyti, kodėl jis galvoja, kad aš aplamai tą patarimą noriu duoti, gal tas patarimas yra kainuojantis pinigus, arba aš išvis net nemanau, kad aš turiu kompetencijos į tokius klausimus atsakyti. Visas tas dalykas pasiklysta, jeigu mes neiškomunikuojame taisyklingai. Ir nesmurtinė komunikacija yra komunikacija, kur yra draugiška, kai žmonės tarpusai viens kitą papildo, kai jie supranta, apie ką jie yra, kodėl, kam, kodėl jie dabar tą savo laiką gaišta, savo burnas aušindami, nes jie supranta, kad tai yra kažkoks tai vertingas dalykas, procesas, kažkur tai vedantis vyksta. O jeigu vienas apie ratus, kitas apie batus, vienas į pievas, kitas yra žienas ir tada prasideda kažkokia tai nesąmonė, būdų jaučiasi, kaip jų kažkas tai nesuprato,
kažkokios ten nuoskaudos iškylo ir tas dalykas pasidarė blė. Todėl tai ir vadinama smurtiniu bendravimu, nes jeigu abudu po pokalbio jaučiasi tarytum gavę į galvas, vadinasi buvo smurtauta smurtiškai. Visas bajeris tik tais apie tame ir tai yra. Ir kad jis įvyktų adekvatus ir normalus, reikia mums pradėti nuo savęs, suprasti, kas mes esame, kodėl mes esame. Ir be viso šito dalyko neįvyks niekas. Esu dalyvavęs daugeliai visokiausių pokalbių, esu stebėjęs pokalbius tarp aukštesnių, ten, pavadinkim, pareigūnų arba dar kažką. Ir aš matau, kaip jie susirenka ir nepraneša nei kokiu tikslu jie atėjo, nei kam jie atėjo, nei kokius nerimus jaučia, nei ką nori pagerinti, bet jie pirštų basnoja į kažkokius tai žodžius ir sako, taip reikia pakeisti, bet kodėl pakeisti? Kas tai per problemas? Ką jis bando pataisyti vietoj? Niekas nieko nesako, dėl to vyksta labai daug ir ilgo ir nuobodaus burnos aušinimo, kuris atveda tiesiai į niekur. Visi būna nesupratę apie ką, visi jaučiasi pašnekėję, bet nesupratę ir kažką tai pakeitė šitam pasauliu, ar ne? Ir būtent tai ir vadinasi smurtinė komunikacija, dėl to, kad visi jaučia nuoskaudą ir kartelį kažkokį ir jauti tokį, kad turėtum, ką aš čia veikiau, taip ir nesupratau. Tas pats dalykas ir, sakykime, visi mitingai, kurie būna, ateina prie valdžios žmonės ir tenais mojuoja plakatais visokiausiais, kas yra ne kažką, ką reikia pakeisti, ką reikia nugriauti, ką reikia atšaukti, bet niekas nepasako, kaip tai padaryti. Suprantate? O šitoj vietoje ir yra pats didžiausias smurtas, kai tu sakai, man nepatinka kaip yra, kodėl nepatinka, ką padaryti, kaip patiktų, kaip sudėliotus dalykus, kokiais būdais tai. Kaip vienas žmogus grįžęs iš užsienio Lietuvoje važiavo Vilnių kažkur tai ir po kelių dienų važinėjimų su taksi sako, žinot ką, Lietuvoje visi taksistai galėtų būti prezidentais, nes visi tiksliai žino, kaip valdyti šalį. Ir tai yra tas visas dalykas, kai žmogus žino, kaip prezidentas turi elgtis, kaip valdžia turi elgtis, kaip kiti elgtis, bet nežino, kaip pats save suvadybininkauti, ne? Kaip pats savo gyvenimą sudėlioti, kad būtų ne taksi vairuotojų, o kažkokiu tai verslininku ar tenais savo kokios bendruomenės vedlių arba dar kažką, tai kur ten tūkstančiai žmonių seka ir nori, kad jis pasakytų jiems, kaip reikia gyventi taisyklingai. Bet jeigu žmogus sėdi tik prie taksi parankos, tai galbūt visas jo gyvenimo būdas ir parodo, kad žmogus labai mėgsta daug šnekėti, kaip turėtų būti dalykai padaryti, bet realiai pats netgi nesugeba savo gyvenimo nebiškį sutvarkyti. Ir būtent tas visas dalykas yra, kai mes kažko tai neišsakome, tai kiti taip ir nesupranta, ko mes norime. Ir visas šitas mano pokalbis dabar yra, kur link aš bandau vest. Aš vedu link kiekvieno žmogaus smalsumo apie save. Kas aš esu, kodėl aš esu, kam aš esu. Ir visi tie dalykai yra ne vien tik tais teoriški, kur mes einam ir galvojam apie tai. Bet labiausiai tai išryškėja per praktikas. Kai mes darome, man atrodo, galima tenais per kokį talentų šou žiūrėti ir aptarinėti kitus dainuotojus ir sakyti, o, kaip jis čia nusišneka, o, tas kaip čia kvailai dainuoja, o, tas balsų neturi. Išeik pats ant scenos, padainuok, pažiūrėsim, kaip tau seksis. Arba, pavyzdžiui, tas pats futbolas, krepšinis, kai yra krūva komentuoklių, kaip reikėtų tai daryti, kaip žaist, kvailys, ne ten metė, ne taip pataikė. Nu tai eik į aikštelę, padaryk geriau. Nesigauna kažkodėl tai. Tai vadinasi, komentuoti apie kitus yra toksai skanaus, toksai kritikavimo reikalas. Ir tie vadinami fanai, jie tokie tarytum yra stumėjai ant priešininkų. Jie visi žino, kaip neturėtų būti ir sako, aha, bet niekaip nežino, kaip padaryti, kad gautųsi aha. Tai tas visas dalykas apie visas gyvenimo problemas. Jeigu mes nežinom, kas mes esam, kodėl mes esam, kaip mums gauna ar nesigauna, mums yra labai sudėtingai tą visą dalyką, ką mes čia vapim paversti realybę. Todėl aš jūs kviečiu atvykti į Debesų pievos festivalį, kuris vyks birželio 25-29 dienomis. Ir ten susitikti su krūva labai įdomių žmonių.
Ir tai bus dauguma žmonių tie ieškantis, norintys pabūti tarp tokių kaip jie, kurie jaučia daug empatijos, jie žiūri viens į kitą, jie girdi viens kitą, netgi nekalbėdami žodžių. Ir ten vyks labai daug kosminių dalykų. Atvyks šiais metais tikrai didelis kiekis savanorių iš kitų labai nuostabių socialinių projektų, tokie kaip Prirašytos rankos, tokie kaip Niekino vaikai, tokie kaip Mylinčios rankos, taip kaip Lietaus vaikai. Bus žmonių turinčių regėjimo kitaip galę. Žmonių, kurie girdi ne ausimis, o pirštais ir akimis. Žmonių, kurie turi labai didelių problemų judinti savo fizinį kūną, bet turi be galo daug valios tęsti savo gyvenimo kelionę, nepagriuvus į kažkokio tai juodos depresijos liūną, o besišypstant ir sakant, judam tolyn. Tai va, tas visas kontingentas, koks ten susirinks, ir yra tas visas praktikų, patyrimų ratas, patyrimas, va kiekvieną dieną, kai tu patiri, ir tai yra tokie dalykai ne kaip teorija vien tik tais, o gyvas, praktiškas pajutimas. Kiekvienas, kuris bijo dainuot, galės pažiūrėti, kodėl aš bijau kritikos, susidurti su kritika ir galbūt išgirsti labai teigiamos kritikos, kaip kažkas pasakys, pagirs, pasakys, wow, kaip nuostabiai varai. Ir žmogus gyvena 20 metų įstikinęs, kad jis kažko tai negali, kad jam kažkas tai nesigauna, jis eina ir kniaukia kaip blogai, nes jis yra tas, kuris neturi tokios lemties, o pasirodo, tai yra tik tais jo mintys, tik tais jo paties įsivaizdavimas apie save, neturintys nieko bendro su realybė. Ir per tokias praktikas mes atrandame patį save. Tai įsivaizduokite, kad debesų pievos, tas visas susirinkusių žmonių funkcija yra daugiau kaip koksai ryškalas, į kurį mes papuolę, pamatom, išryškinam savo savybės, savo unikalumą, savo tapatybę, savo išskirtinumą. Ir tada dar ir per veiksmą, per šokius, per laisvą pasisakymą, per gebėjimą parašyti laišką arba ten sukurti poeziją kažkokią, mes užfiksuojame visą tą patirtį ir tampame akivaizdus savo pačių užslėptų talentų liudytojais, kurie mums paskui gali atvesti labai naujas, gražias darbo vietas, naujas bendruomenės, projektus ir draugystės. Tai man žodžiu, tai yra be galo nurautas, be galo nuostabus festivalis, kuriame tavęs reikia, nes jeigu žiūri šitą video, tai greičiausiai šitas video būtent tau ir yra skirtas. Vat sėdėjus įdėgau, kodėl man nepadarė šitą video apie tai ir staiga, dabar tu girdi, kai sako žmonės, kai sužino, jie nebegali žinoti. Todėl tau liko dar beveik 2 mėnesiai, mažiau negu 2 mėnesiai, tam, kad nusipirkti bilietą ir atvažiuoti ir suprasti, kiek daug tobulų, nuostabių talentų turi, kurių tu pasirinkai nematyti, nes niekados neuždavai savo klausimą, o kas tu esi, o kam tu esi, o kaip tu esi. Pastoviai rinkaisi kažkokias tai kaukės, primetamas iš visuomenės, iš mokyklos, iš aplinkos, iš televizijos, iš Hollywoodo, kad būti sėkmingu, kaip kažkas kitas nubrėžęs yra. O kokia tavo esmė, kokia tavo sėkmės formulė? Dažniausiai žmonės to klausimo neužduoda. Jeigu tu esi toks, koks tu esi, greičiausiai toks tu reikalingas šitam pasauliu. Todėl reikia atrasti tas gražias savybės ir joms padėti skleistis. Kad gyventi pasidarytų smagu ir laisva, netgi be jokių svaigalų, kurių tikrai nereikia. Nes jau virš 20 metų nieko nevartoju ir jaučiuosi fantastiškai. Man taip stoga rauna nuo idėjų, nuo kiek visko galima nuveikti, kad jokie svaigalai nesuteiks tokių nuostabių vaibų, kai save viduje išlaisvini, kai save priimi, pripažįsti, koks esi. Galbūt nesi tobulas, bet esi unikalus ir savotiškas. Ir tai yra pats gražiausias dalykas. Turbūt dėl to žmonės ir mėgsta prisigerti arba apsivartoti narkotikų, kad daryti kažką tai ir sakyti, kaip pavariau tiesiai šviesiai nuo širdžiai. Paslaptis yra tame, kad nereikia savęs apnuodyti svaigalais, kad tai galėtų padaryti. Tu gali tiesiog atvykti į debesų pievą ir visą tai daryti, būdamas blaivę galvą. Tu pajusi daug labiau tai. Tai bus taip giliai, taip nuoširdžiai, taip tikrai. Kad visi svaigalai tiesiog bus toksai,
Aš jums sakau, aš taip gyvenu jau daug metų. Norite tai patirti ir jūs? Varykit pirkti bilietų. Dar yra, bet gali greitai ištirpti. Nepražiopsokite.